Sveiki, antradienio vakarą eteryje Dzūkijos televizijos žinios. Pradžioje trumpai apie naujienas. Žiniose matysite, po sprogimo užsiliepsnojo Alytaus rajono savivaldybės kieme esantis garažas. Gavom pranešimą, kad Rotušė 16 garaže kažkas sprogo. Atvykus degė atvira liepsna. Saugaus eismo komisija apžiūrėjo probleminės miesto vietas. Pagrindinė funkcija tai yra, kad greičio apribojimas, tai jisai tą funkciją atlieka, tik tai išpildymas jo yra prastokas. Alytuje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Atsižvelgiant į įvykius Ukrainoje ir bendrai, kas vyksta dabar Europoje, kariuomenės reikšmė, aišku, yra didelė. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ruošiasi 10-mečio minėjimo renginiui. Stengiamės būti įvairiaplaniai, įvairiapusiai visų renginių atžvilgių. Ir be abejo, jeigu mes patys suvokiame, kad gerbiamas Vladas Bagdonas gali surinkti tik tai 200 žiūrovų mūsų salytėje, tai taip mes ir elgiame. Alytuje po pasigirdusio sprogimo į rajono savivaldybės kiemą skubėjo gausios ugniagesių pajėgos, greitoji medicinos pagalba, policijos pareigūnai. Įvykiu domėjosi Viktorija Daugelienė. Antradienio popietė Alytaus centre dirbantiems alytiškiams ne visiems buvo sėkminga. Po vieno iš Alytaus rajono savivaldybės kieme esančių garažų sprogimo apgadinti automobiliai, o ugniagesiams gelbėtojams teko skubiai likviduoti gaisrą. Gavom pranešimą, kad Rotušė 16 garaže kažkas sprogo. Atvykus degė atvira liepsna. Kiek žinau, lyg tai viena yra nukentėjus moteris su transporto priemonė, bet dabar jinai patraukta. Garažai priklauso Alytaus rajono savivaldybės administracijai. Gesinti gaisro įvykio vietą atskubėjo gausios ugniagesių pajėgos, greitoji medicinos pagalba, policijos pareigūnai. Pasak Alytaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovo Sauliaus Mackevičiaus, dėl ko įvyko sprogimas, kol kas neaišku. Dabar taip 100% negaliu būti užtikrintas ir pasakyti priežasties. Pirminė tokia išvada peršasi, kad galbūt tai įvyko dėl trumpo jungimo elektros instaliacijoje, kadangi degimo zona, pats židinys, būtent ten, kur yra koncentruota visa elektros įranga garažų, tai elektros įvadas ir kiti dalykai. Tai tokia peršasi nuomonė, kad būtent dėl trumpo jungimo elektros instaliacijoje, dėl ko įvyko sprogimas, šiai minutei pasakyti negaliu, nes ieškome daiktų, galėtų patvirtinti mūsų versijas įvairias keliamas. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Šiandien Alytaus saugaus eismo komisija aplankė probleminės miesto vietas, susitiko ir kalbėjosi su gyventojais. Dainos Baranauskaitės reportažas. Šiandien saugaus eismo komisija išvažiuojamajame posėdyje aplankė probleminės Alytaus vietas. Garsiausiai jau kuris laikas kalbama apie žiedinę sankryžą statybininkų Volungės gatvių sankirtoje. Gyventojai skundžiasi, kad žiedinė sankryža per siaura, nėra jokių skiriamųjų ženklų sankryžos viduryje, tad dažnai automobiliai važiuoja ne ratu, o tiesiai. Pagrindinė funkcija tai yra, kad greičio apribojimas, tai jisai tą funkciją atlieka, tik tai išpildymas jo yra prastokas. Tai manau, kad paeksperimentavę, paieškoję variantų, kaip yra kituose miestuose, yra tų mažųjų žiedų. Tiek nemažai yra Kaune įrengta, yra Vilniuje yra, turim ir nusifotografavę, kai sakant. Čia mes dviračio neišradinėsim, tik tai tiek, kad reikės papildomai įrengti. Yra atlenkiamos tokios, kaip pavadinkime, atšvaistai. Rasim sprendimą. Manau, kad rasim sprendimą. Su jūsų specialistais man tekę kalbėti praeitą savaitę dėl to žiedo. Žiedas yra tikrai absurdiškai padarytas, visiškai nesąmonė. Aš manau, kaip tarybos narys reikėtų viduryje dėti kuliukus ar dėti kažkokius tai atšvaitus, kad tie žmonės tikrai važiuotų ratu. Labiau einant į sportą, teko 5 minutės pastovėti, pažiūrėti, koks eismas yra, koks pravažiuojamumas. Tai tikrai gyventojai iš 10-5 važiuoja tiesiai per tą žydą. Tai aš manau, kad tų problemų mes labai neįsprendėm padarydami tą žydą, tuo labiau, nes ten reikia ir perėjas atitraukti toliau, nes kadangi kai kuriuose vietose yra automobiliai stoja grinai ant perėjos. Dar viena probleminė vieta, kurią aplankė saugaus eismo komisija, Vingio gatvėje pastatytas ženklas važiuoti draudžiama. Dėl to daugiabučių gyventojams, norintiems įvažiuoti į savo kiemus, tenka daryti maždaug 400 metrų apvažiavimą. Problemos esmė yra, kad padarė vienpusį eismą. Negalima tiesiai parvažiavus įsukti į kiemą savo. Turi važiuoti papildomus 400 metrų netvarkingų asfaltų, duobėtų, kad važiuoti iki namų.
Ir tai jums kelia rūpesčių? Tai be abejo, kiekvieną kartą parvažiuojant namo prisideda 400 metrų papildomą važiavimą, plus yra kampuose bordiūrai, niekas neparuošta tam dalykui, kad tam eismui ratu. Nežinau šios prieš istorijos, kaip ten atsirado, bet manau, kad tikrai atsižvelgsim į gyventojų norą ir tos plytos, manau, greičiausiai artimiausiu metu nebeliks. Ir jie važiuos kaip anksčiau važiavo, o ten kitos problemos dėl įvažiavimo į tą buvusio darželio teritoriją, tai vėlgi manau, kad paspręsim apribodami stovėjimą laiką dienos darbo metu ir manau, kad pagerės situacija. Gyventojai yra kreipęsi į saugaus eismo komisiją prašydami įrengti pėsčiųjų perėją ties Vingio gatvės 6 namu. Komisija vietoje apžiūrėjo ir aptarė perėjos įrengimo galimybes. Ten pareiškėjas yra gyventojai iš to namo, sakykime, priešais Fresh Marketą. Ten įrengti nėra galimybės už tai, kad turi būti matomumas 100 metrų nuo perėjos. Ten yra galimybė biškuliuką aukščiau. Jeigu tai bus vaikams, kurie mokosi 1-5 vidurinėje kaip anksčiau, tai jie tikrai funkcionuos. O dėl nubėgimo į mokyklą, į parduotuvę, tikrai abejoju, kad kažkas naudosis jiem. Taip pat nutarta Jurgiškių gatvėje esančioje perėjoje įrengti kalniukus, kad stabdytų įsibėgėjusius automobilius. Mat į saugaus eismo komisiją kreipėsi mamos, bijančios išleisti į mokyklą vaikus. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Šiandien Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų batalionas mini Lietuvos kariuomenės dieną. Iškilmingas renginys vyko aikštėje prie Laisvės angelo. Šiandien Alytuje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Renginys prasidėjo šventomis mišiomis Švento Kazimiero bažnyčioje. Vėliau į šventinį minėjimą aikštėje prie Laisvės angelo susirinko gausus būrys svečių, tarp kurių buvo ir miesto savivaldybės atstovų, uniformuoti pareigūnai bei kariškių artimieji. Šiai dienai geopolitinė situacija yra gana įtempta. Atsižvelgiant į įvykius Ukrainoje ir bendrai, kas vyksta dabar Europoje, kariuomenės reikšmė, aišku, yra didelė. Tai mes stengiamės taipogi adekvačiai reaguoti, rengti tam tikrus planus, būti pasirengę reaguoti į visas iškylančias grėsmes. Na, o šiandien mes susirinkome draugėn kartu visa Lietuvos įgula ir Ulonų batalionas ir krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygarbos pirmosios rinktinės kariai, taip pat pasikvietėm Šaulių sąjungos atstovus tam, kad kartu švęst. Nes tarnyba, jinai yra ypatingai sudėtinga ir nelengva, bet taip pat mes turime mokėti ir švęst. Tai todėl šiandieną susirinkome čia, kartu su miestelėnais, pasidžiaugti Lietuvos kariuomenės diena. Pasak Didžiosios kunigaikštienės Birutės Ulonų bataliono vado majoro Dariaus Bernoto, šiuo metu kaip niekada svarbu būti pilietiškiems. Aš vienareikšmiškai negalėčiau sakyti, ar tai visgi yra geopolitinė situacija, įtakoja didesnį kariuomenės, visuomenės palaikymą kariuomeniai. Be galo džiugu. Rikiuotėje, šalia rikiuotės matyti ne tik tai kariuomenės atstovus, šaulių atstovus, kurie švenčia, bet ir moksleivius, jaunuosius šaulius, būtent jaus tą palaikymą. Nes palaikymas, kariuomenės ir visuomenės ryšys yra ypatingai svarbus. Ir nuo jo daugeliu atveju priklauso mūsų visų sėkmė. Pašnekovo teigimu, kariuomenė ir visuomenė neatsiejami dalykai. Tai yra ypatingai svarbu jaunimui. Tai ką mes stengiamės daryti? Mes stengiamės ne tik tai rikiuotę daryti mieste, bet taip pat ir tradicinius jau mūsų tapusius bėgimus bataliono, tai mes vėlgi stengiamės išbėgti į miestą, pasirodyti, kas mes tokie esam, kad ir jaunimas matytų ir domėtųsi kariuomenę, domėtųsi karybą ir kada ateis laikas, galėtų įsilieti į mūsų gretas. Ir kad nereikėtų šauktinių, bet kad savanoriai eitų. Būtent. Renginio metu karininkams buvo įteiktos padėkos už tarnybą, atsidavimą tėvynei ir gerą darbą. Iškilmingos rikiuotės metu krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės kariai atliko parodomąją programą, o sausumos pajėgų orkestras muzikinius kūrinius. Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Šiais metais Alytaus kultūros ir komunikacijos centras mini veiklos 10-metį. Šią progą alytiškiai penktadienį kviečiami į jubiliejinį renginį.
Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras įsteigta 2005 metais gruodžio mėnesį. Pramonės rajone įsikūrusi kultūros įstaiga gyvavo ir anksčiau. Šita įstaiga buvo atiduota eksploatacijai prieš 35 metus ir jau gyvuoja tiek metų su įvairiais kultūrinio darbo pertraukiais. Tai buvo ir visuomeninė įstaiga Alytaus kultūros ir pramogų centras, paskui viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir pramogų centras ir trečias etapas tai dabartinė. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras miesto įstaiga, kurioje vyksta įvairūs kultūriniai renginiai, šventės, Lietuvos teatrų spektakliai, koncertuoja žymūs atlikėjai. Centre taip pat vykdomi meninės kūrybos projektai, bendradarbiaujama su vietos bei tarptautiniais fondais, telkiami įvairių žanrų mėgėjų kolektyvai ir pavieniai asmenys. Kaip ir mūsų misijoje sakoma, kad mes esam stogas, po kurio galėtų gyvauti ir tilpti visos kultūrinės organizacijos, įstaigos, meno žmonės. Jau šiemet, nors aš dirbu tik tą, kaip direktorius sakė, paskutinę kadenciją, dabar trečiąją, nelabai ilgai, direktorius dirba daug jau kadencijų, tiesiog suprantu, kad jau dabar į mūsų įstaigą, po mūsų stogų sutilpo tiek, kiek jau gali sutilpti. Jau daugiau nebėra kur. Tiek ir mūsų etatiniai darbuotojai, tiek kolektyvai, tiek ir žmonės, kurie nuomojasi mūsų mažytės arba didesnės patalpas savo veiklai, savo kolektyvų, savo repeticijoms, pavieniams arba grupė žmonių. Tiesiog dabar jau mes turim pilną sąstatą kultūros mūsų rūmuose. Ir ko gero visi važiuodami po darbo arba kažkur užtrukę matote, kad aplink mus nelabai dabar jau eina suprasti, ar tai vyksta renginys, ar iš tikrųjų iš paradinės pusės kartais pasilieka automobilius arba iš administracijos pusės stovi daug automobilių. Aš manau, kad vienas iš tų dalių galbūt tokių nelabai svarbių, bet labai reikšmingų sielai ir meno, kada mes atėjome šitos kampus, kurie buvo truputį niūroki. Ir tada buvo sugalvota akcija Padovanok peraugusią gėlę rūmams. Tai tapo rūmai kaip ir mažas botanikos sodas, labai daugelių atveža, jas auginam. Kai kurie ateina net specialiai aplankyti savo buvusių augintinių ir pasižiūrėti, kaip jie laikosi šičia mūsų sąlygom. Per praėjusį dešimtmetį keitėsi ir kultūros ir komunikacijos centro pastato erdvės. Atidarytas amfiteatras, įkurta nauja parodų salė. Aš labai džiaugiuosi naujai suremontuotom patalpom. Aišku, nauja salytė, parodinė fotografijų salytė, kuri atsidarė virš naujai pastatyto amfiteatro. Tai maža salytė, ten nedaug tų darbelių telpa, bet visi mūsų fotografai miesto, kiti tautodalininkai, kurie negali plačią parodą trečiame aukšte atidaryti, jie gali atidaryti toj mažai salytei. Tai irgi nėra lankoma visada, tiek darbo metu, tiek renginių metu. Tai didelis dalykas. Paskui visos patalpos, kurios buvo sutvarkytos ir remontuotos, kaip direktorius minėjo, ir projektų formose, ir tiek šokių salės, kur buvo perklotos grindys, mūsų didžioji gražioji scena, kur buvo pakeista juoda danga. Tai irgi yra mūsų projektinė veikla. 5 metais, kada buvo atidaryta, buvo 13 žmonių, o dabar jau turim 33 žmonės. Reiškia, įstaiga plečiasi, veikla plečiasi, gražėja infrastruktūra, gražėja patalpos. Tikimės ir toliau ateityje bendradarbiaus ir su Lenkais, kad gautų europinius pinigus ir su kitom organizacijom. Taip kad perspektyvą matom. Per metus Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyksta apie 120 renginių. Miestelėnams stengiamės pasiūlyti daug kultūrinės veiklos, sako Daiva Andruškevičienė. Stengiamės būti įvairiaplaniai, įvairiapusiai visų renginių atžvilgių. Ir be abejo, jeigu mes patys suvokėme, kad gerbiamas Vladas Bagdonas gali surinkti tik tai 200 žiūrovų mūsų salytėje, tai taip mes ir elgiamės, darome tą koncertą, puikų koncertą, kuris vyko pas mus mažojoje salytėje. Jeigu suprantame, kad Kučinskas gali sušaukti pilną salę arba naujai šiuolaikiniai spektakliai, toks kaip buvusių moterų reikalai, tiesiog surenka 2 spektaklius, mes taip ir elgiamės. Mes esam visiškai paslaugus mūsų Alytaus miesto žiūrovams. Šiais metais 10-metį mininčio Alytaus kultūros ir komunikacijos centro bendruomenė alytiškius kviečia jubiliejų švęsti kartu. Lapkričio 27 dieną 18 val. Vyks 10-mečio renginys. Programoje pasirodys visi centro kolektyvai. Cirko studija Dzūkija, ansamblis Dainava, chorai Varsa ir Putinas, folkloro ansamblis Žvangucis, kūrybinė studija Alytaus miestelėnai. Koncertas nemokamas. Rūta Kašėtienė, Darius Minsevičius, Dzūkijos televizija.
Ir metas kriminalams. Praėjusios paros įvykius apžvelgs Mantas Radvilavičius. Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato kelių policijos skyrius informuoja apie praeitą parą Alytaus mieste ir rajone nustatytus 26 kelių eismo taisyklių pažeidimus. Užfiksuoti 7 greičio viršijimo atvejai, 3 tarp 10 ir 20 km/h, 2 tarp 20 ir 30 ir 2 tarp 30 ir 40 km/h. Nustatyti 5 kelio ženklų ir ženklinimo bei 2 sustojimo ir stovėjimo pažeidimai. Sustabdyta po 3 automobilius be techninės apžiūros bei privalomojo civilinės atsakomybės draudimo. Į kelių policijos akiratį pateko 2 neblaivus automobilių ir 1 neblaivus dviračio vairuotojas. Nubaustas 1 neblaivus automobilio vairuotojas, net neturėjęs teisės vairuoti šią transporto priemonę. Alytaus rajone vienas įrašas apie techninį eismo įvykį. Apie 9:40 min. Kelyje Antakalnis Jieznas Alytus Merkinė 46 km automobilio Volkswagen Passat vairuotoja, vairuodama automobilį partrenkė staiga į kelio važiuojamąją dalį išėjusią stirną. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Prienų rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad apie 17:05 min. Prienų rajono kelio Kaunas Prienai Alytus 28 km 50 metų vyras siekdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, nes vairavo automobilį neblaivus, Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato kelių policijos skyriaus pareigūnams davė 30 eurų kyšį. Vyras uždarytas į areštinę, jam nustatyta 2,46 promilių girtumas. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Savaitgalį Alytaus vyrų ir moterų tinklinio komandos sužaidė po 2 rungtynes Lietuvos tinklinio čempionatų turnyruose. Šeštadienį Alytaus moterų tinklinio komanda Prekyba Parama savo namų aikštelėje įveikė Kauno Dexterą ekipą rezultatu 3-1. Pirmąjį setą pralaimėję 24-26, merginos susigriebė ir rungtynes iki 3 pergalių, visus 3 setus laimėjo 25-15. Tai buvo 3. iš eilės pergalė turnyre. Džiaugiuosi komanda, kad pradėjome čempionatą be pralaimėjimų. Šiandien laimėjome prieš praeitų metų bronzos medalių laimėtojam. Tikimės pergalių ir toliau. Norėčiau padėkoti sirgaliams. Sirgalis yra 7. komandos žaidėjas, manau. Dėkui ir tikimės sulaukti jų kuo daugiau. Rytoj žaidžiame išvykoje Vilniuje prieš SM Taurą. Tikimės laimėti. Sekmadienį Alytaus Prekyba Parama tinklininkės išvykoje pasiekė ir 4. pergalę rungtynėse prieš Vilniaus Tauro komandą rezultatu 3-0. Pirmas setas sužaistas 27-25, antrasis 25-18, trečias 25-22. Daug taškų prie pergalės pridėjo į komandą po traumos grįžusi Tautvilė Grinkevičiūtė. Alytaus tinklininkės pirmenybėse 1-2 pozicijomis šiuo metu dalinasi su Vilniaus universiteto komanda. Gruodžio 6 dieną Alytaus tinklinio centre vyks šių klubų akistata, tuomet ir sužinosime, kuri komanda labiau verta čempionių titulo. 2016 m. Lietuvos tinklinio čempionate startavo ir Alytaus Dzūkijos tinklininkai. Alytiškiai namuose tinklinio centre priėmė Panevėžio KKSC ir rezultatu 3-0 išplėšė pirmąją pergalę 2016 m. Lietuvos vyrų čempionate. Pirmąjį setą vyrai sužaidė 25-15, antrąjį 25-19, o trečiajame, nors ir vyko stipresnė kova, bet ir jį 25-21 laimėjo Dzūkijos ekipa. Sekėsi, kaip matot, neblogai. 3-0, nugalėta Panevėžio komanda, jauna komanda, bet manau viskas pradžia sezono gera. Tai tikimės ir toliau pergalių, matysim. Jeigu traumos neretins komandos, tai manau ir toliau rodysim kažkokį rezultatą. Rytoj žaidžiame Kaune su Kauno technologijos universiteto komanda, stipri komanda, kaip jau buvo čia mažosios taurės varžybose, jie užėmė 2. vietą, tai bus, manau, atkaklios varžybos.
Tačiau jau sekmadienį dzūkai išvykoje susirungė su Kauno KTU Mintonet komanda ir nusileido jiems rezultatu 3-1. Pirmus 2 setus pralaimėję 25-23 ir 25-18, alytiškiai pasipriešino trečiajame 23-25. Ketvirtame sete kauniečiai galutinai įrodė savo pranašumą, laimėję jį 25-13. Kitos vyrų tinklinio varžybos numatomos tik kitų metų sausio 16 dieną Alytaus tinklinio centre prieš Šiaulių Yvas ekipą. Mantas Radvilavičius, Dzūkijos televizija. Žiniose tiek, netrukus rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Jau savaitgalį daug kur šalyje iškrito pirmasis sniegas, tačiomis dienomis jis tikrai neturėtų mūsų stebinti. Trečiadienio orai bus apniukę, vėsūs ir sausi, pūs pietų krypties vėjas. Vilniaus ir Kauno apylinkėse visą parą vyraus debesuotumas. Vakarėjant dangus išsigiedrins, dangumi plauks debesys, pajūryje be kritulių bus vėjuota. Temperatūra svyruos apie 0. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 3, Kaune 2 laipsniai šalčio, Klaipėdoje apie 0. Trečiadienio dieną Alytuje ir Vilniuje išsilaikys 2, Kaune 1 laipsnio šaltukas. Klaipėdoje bus vos 1 laipsnis šilumos.